Sveiki visi, kas mane klausote. Ar galima vadinti politiką, visuomenininką, kylančią politinę žvaigždę, ar šiaip kokį propagandistą rusofobų, jeigu jis vartoja va tokį išsireiškimą, tokį žodžių darinį – Putino režimas. Putino režimas arba Lukašenkos režimas tokius žodžių junginius labai noriai naudojo Lietuvos propagandistai, Lietuvos provasklaida turiu galvoje, tai užsienio kapitalo valdomi Lietuvos portalai, Lietuvos žinių portalai ir Lietuvos Landsbergių režimo kontroliuojamos televizijos etatiniai dvaro politiniai kabutėse apžvalgininkai. Visur jie tą vartoja, Putino režimas, Lukašenkos režimas, ir tai po truputį žmonėms implementuojama į pasąmonę va tokia nuostata, kad tai yra kažkoks tai režimas ir tas žodžių junginys atlieka va tokią užduotį paversti žmonės rusofobais ir nejučiom avis ir pradeda tai kartoti, nors ką reiškia Putino režimas. Ir šitą žodžių junginį labai noriai vartoja besikuriančios partijos antroji Lietuvoje lyderė Nida Vasiliauskaitė, besikuriančios, sakau, nes partija yra dar neužregistruota ir neaišku, ar iš vis ji bus užregistruota. Gal ir bus vėliau, bet kol kas ji yra neužregistruota, tik Nidos Vasiliauskaitės partija yra kol kas ant popieriaus. Na, Nida Vasiliauskaitė, liaudyje žinoma kaip Vasilisa, noriai vartoja tą išsireiškimą Putino režimas ir kodėl jį taip daro. Jį naudoja tą pačią Landsbergių propagandinę techniką, implementuoti žmonėms į pasąmonę va tokį žodžių junginį, ne va Putinas ir Putino Rusija yra kažkoks tai diktatūrinis režimas. Na, džiugu, kad ateina mąstantis žmonės ir palieka vieną kitą komentarą po Nidos Vasiliauskaitės Facebooko paskyros jos įrašų. Po jos įrašais palieka komentarų pavidalu ir aš tai matau daugiau tokių žmonių, daugiau komentarų, kurie pradeda Nidos Vasiliauskaitės klausinėti ir jai duoti gana tikrai nepatogius klausimus ir matau, jį vartosi kaip žuvis, kaip slidi žuvis. Na, aš jums noriu perskaityti vienos komentuotojos komentarą, kurie labai tiksliai parašė, kas yra tas Putino režimas ir kodėl Nida Vasiliauskaitė jį vartoja ir kodėl tai galima laikyti kaip rusofobinę apraišką. Įdomumo dėlį reikia pasakyti, kad visi tokie komentatoriai, kurie ateina į Nidos Vasiliauskaitės sieną, iškart Nidos Vasiliauskaitės trolių yra apšaukiami, kad tai yra feikinės Lekstučio ar Kelerto anketos, kas parodo jų totalią šizofreniją. Jie kažkaip galvoja, kad tik tai gal pora žmonių, aš ir Vaidas, masto taip, jie nepagalvoja, kad tikrai yra Lietuvoje jau žmonių, kurie mato tos Nidos Vasiliauskaitės demagogiją, mato Rūtos Janutienės melus ir vis drąsiau reiškia, gana protingai reiškia savo mintis komentarų pavidalu. Taigi aš perskaitysiu jums komentarą, nežinau, kas ta moteris ir pasivadinusi Facebook'e Laura Lago, ar ji yra Laura Lago, aš nežinau, nesvarbu, kas už jo stovi, bet ji parašė tikrai gana rimtą tokį komentarą, kodėl Putino režimas, va toks žodžių
žodžių, tokia žodžių kombinacija yra rusofobinė apraiška. Ir ar galima vadinti tokius žmonės rusofobais, kurie pasako Putino režimas? Juk Putiną išrinko Rusijos žmonės. Jeigu mes sakome Putino režimas, reiškia mes rodome nepagarbą Rusijos federacijos žmonėms, kurie laisva valia išsirinko Putiną. Buvo tikrai, net jeigu prileisite tokią mintį, kad kažkiek Rusijoje buvo klastojami rinkimai, gali tai būti, visose šalyse yra tas daroma, bet tikrai tai yra nedidelis procentas. Faktas yra vienas, kad didžioji dauguma Rusijos federacijos žmonių, patinka jums ar ne, jie prabalsavo už Vladimirą Putiną. Ir tie, kurie sako Putino režimas, rodo visų pirma nepagarbą Rusijos žmonėms. Putino režimas tai yra nekas kita kaip rusofobija. Tai yra paprasčiausiai logiška. Štai ką ji atsako Nidai Vasiliauskaitei apie tą išsireiškimą Putino režimas. Tai žinoma, jei jūs vadinate Rusijos santvarką Putino režimu, jūs automatiškai niekinate rusų tautos pasirinkimą ir pasitikėjimą savo prezidentu ir santvarką. Jei jums tai atrodo režimas, nebūtinai ir rusams taip atrodo. Jūs įsivaizduojate, kad nėra Rusijoje demokratinių rinkimų. O kodėl jūs taip galvojate? Todėl, kad nekenčiate Putino? Ar todėl, kad negalite patikėti, kad rusų tauta tiek tamsi ir buka, kad galėtų rinkti savo režimą, kabutėse? O ne juk jūs mylite rusus, juk jūs ne rusofobija, todėl taip tie visi rusai yra tik apgauti, engiami to, kabutėse, režimo. Vien dėl to, kad jūs tos rusus mylite, jie negalėjo patys išsirinkti Putiną. Tik nepainiokite čia Landsbergių, nes jūs dabar su etikečių klijavimu skliausteliuose vaitkolakių elgitės kaip Uly jų mokinukė. Tai kokiam režimui jūs atstovaujate, jei skirstote žmonės į dvi Lietuvas? Į aną pusę, kur priskyrėte mane, ir liaukitės meluoti, kad esate prieš PR ir panašiai. Klijuodama etiketės kitiems žmonėms, jūs esate gryniausia propagandistė. Aš nesu iš Būkime vieningi, kaip kad jūs mane kažkam paskubėjote priskirti. O juk paskubėjote mane jiems priskirti, kad tiems Būkime vieningi priskirti mano mintis. Neva tai, ką sakau aš, taip galvoja visi vaitkolakiai. Iš didelio rašto išėjote iš krašto, ponia propagandistė. Ploju atsistojęs tam komentatoriui Laura Lago. Ir ji tikrai sudėliojo visus akcentus. Na, pagalvokite logiškai, juk Rusijos žmonės, jeigu Nida Vasiliauskaitė save pristato kaip ne rusofobė, ir tie žmonės, kurie laisva valia išsirinko Putiną, minimum, ką reiktų daryti, tai gerbti Rusijos žmonių pasirinkimą ir jų prezidento nevadinti Putino režimu. Kas suteikia jums tokią teisę? Jūs tiesiog atkartojate tas pigias propagandinės klišes. Ir jūs tai darote, turiu galvoje Nida Vasiliauskaitė, Rūta Janutienė ir kiti sisteminiai propagandistai, jūs tai darote sąmoningai. Jūs puikiausiai žinote, kad žmonės yra patiklus ir jiems labai lengva įrašyti į pasąmonę bet kokią informaciją. Putino režimas. Tai yra logiškai mąstant kišimasis į Rusijos vidaus reikalus. Rusai patys išsirinks, ką jiems reikia. Jie išsirinks ar Ziuganovą, ar Platoškiną, ar Vladimirą Putiną, ar dar velnias žino ką. Tai yra jų reikalas. Jie turi intelektualinio potencialo ir jie patys nuspręs, ką jie nori matyti kaip šalies prezidentą. Ir jūs, kai sakote Putino režimas, jūs parodote savo tokį kaip bukumą. Ir
Aplamai man keista, kaip politinės partijos lyderė Vasilisa, ji paskutiniu laiku tokia panirusi visiškai į šizofreniją, labai jautriai reaguoja į kritiką ir jai tas solidumo tikrai nepriduoda, kada jį naršo po įvairių konservatorių, trolių, konservatorinio Talibano paskyras ir visokius tokius niekinius įrašus tiesiog laikina ar deda žvengus, ypač kur tose įrašuose yra kritikuojamas Vaitkus ar aš, ar Lekstutis. Tai, kad jį ten deda žvengus įrašuose apie mane, apie Vaidą, tai yra visiškai juokinga, nes mes esame tikrai paprasti žmonės, mes ne politikai, mes galų gale ne viešiai asmenys, bet tai rodo jos silpnumą tai rodo ir rodo, kad jie iki tvirtos politikės, iki tvirtos lyderės yra labai toli. Aš nežinau, ar Nida Vasiliauskaitė yra Rūtos Janutienės įtakoje, nes Rūtos Janutienės tikrai liežuvis neapsiverčia pavadinti žurnalistė. Ji tikriausiai yra propagandistė ir ji yra nusitaikiusi į tą logiškai nemąstantį vidutinį, tą statistinį lietuvį, kuris tiesiog yra piktas ant Landsbergių valdžios ir žiūri Rūtos Janutienės laidas, kuriuose kiekvienoje laidoje yra varoma ant konservatorių, bet varoma taip, kad į laidas kviečiami tokie patys parsidavę konservatoriams žmonės. Į laidas kviečiamas ir Žemaitaitis, kuris buvo už prievartinį skiepijimą, į laidas kviečiamas Skvernelis, kuris yra tikrai pasižymėjęs ir Garliavoje, ir kitose skandaluose, bet tarp jų vyksta kova dėl lovio. Tiek Skvernelis, tiek Žemaitaitis nori išlikti prie lovio ir naudojasi dabar tokia situacija, žino, kad didžioji Lietuvos dauguma tiesiog nekenčia konservatorių valdžios ir balsuotų už bet ką, kad jų neliktų, bet nesupranta, kad tokie Skverneliai, Žemaitaičiai, Butkevičiai ir Vėgėlės būtų ne ką geriau nei konservatoriai. Tiesiog tai yra faktas ir būdama profesionali propagandistė Rūta Janutienė, pasitelkusi ir Vasilisą, jos abi tiesiog viską daro, kad kuo labiau apjuodinti Eduardą Vaitkų ir tai daro socialiniuose tinkluose tikrai gana šlykščiai, nesakyčiau, kad profesionaliai, tiesiog varo ant Vaitkaus juodai ir galvoja, kad kuo didesnė nesąmonė parašys, tuo labiau jį užkibs avims. Tokia yra situacija ir su Nida Vasiliauskaitė, ji tikrai nusileido į labai žemai, nusileido tas patyčios. Aš esu kalbėjęs savo ankstesnėme įraše, kada jai paskambino Erika Švenčioninė, kurios taip pat charakteris yra turbūt ne iš lengvųjų, ir tada Nida Vasiliauskaitė ją taip gerai patrolino ir, galima sakyti, buvo kaip ir patyčios ta prasme, kad jį vėliau padarė viešą įrašą ir išjuokė Erika Švenčioninė. Bet dabar jį tiesiog visus Eduardo Vaitkaus palaikytojus, galima sakyti, Eduardo Vaitkaus elektoratą, jį pradėjo pravardžiuoti Vaitkolakiais. Ir tai tikrai jai nepriduoda solidumo. Tai, kad aš ją vadinu Vasilisa, tai tikrai gražus žodis Vasilisa, tai kurie žino Rusijos kultūrą, žino, kas yra ta Vasilisa. Bet jie pirmoji tiesiog nevaldydama savęs ir būdama tikrai kaip politikė, būsima politikė, labai silpnų nervų, tiesiog pradėjo
Eduardo Vaitkaus gerbėjus pravardžiuoti vaitkolakiais. Ir tą jį daro gana šlykščiai savo Facebooko paskyroje. Ir iš ko galima padaryti išvadą, kad tai nėra lyderė, jie tiesiog perėmė viską, kas blogiausia Rūtoj Janutienei, viską, kas blogiausia Rūtoj, visas tas mėšlas, visa ta pigi propaganda, kurią yra įvaldžiusi Rūta Janutienė, visą tai perėmė Nida Vasiliauskaitė. Nida Vasiliauskaitė netobulėjo, o aš pastebiu tokį dalyką kaip jos regresą. Manau, kad jau ji yra politinis lavonas ir prisišnekėjo ir su Šaliku, kada Šalikė įžvelgė Rusijos federacijos nacionalinės vėliavos spalvas ir apie tai viešai rašė savo Facebook'e. Va, tokie yra reikalai ir svarbu yra stebėti tos naujosios Lietuvos gelbėtojus. Pasirodo, kad tie naujieji gelbėtojai galbūt jie net blogesni negu dabartiniai. Ir labai tikrai daug tos manipulacijos. Ir tik vienas dalykas džiugina, kad aš asmeniškai matau vis daugiau žmonių, kurie rašo komentarus Nidos Vasiliauskaitės ir Rūtos Janutienės paskyrose, žmonės, kurie tikrai jau perkando visus tos žaidimus, nes juk negali baltos spalvos pavadinti juoda arba atvirkščiai juodos spalvos teikti, kad juoda spalva yra balta. Žmonės tikrai tokius dalykus mato ir mato, kad tokia Rūta Janutienė yra ne tai, kad žurnalistė, o pigi propagandistė, kuri skirta nemąstančioms aviems. Ir Nida Vasiliauskaitė tikrai nuo Rūtos neatsilieka. Tai tiek šiam kartui apie tą Putino režimą norėjau apie tai pakalbėti, kad tie žmonės, kurie sako Putino režimas, tiesiog negerbė rusų tautos pasirinkimo, kišasi į Rusijos vidaus reikalus ir galima sakyti, kad tai yra rusofobija. Kada tu sakai Putino režimas, reiškia negerbi rusų tautos ir esi tiesiog paprasčiausias rusofobas. Ar iš durnumo, ar iš kažkokių tai blogų ketinimų, ar iš kažkokios tai politinės konfigūracijos ir panašiai. Tai ačiū, kad išklausėte, saugokit save ir tada iki kitų kartų.